Sveiki visi, čia Maistas yra vaistas, bioharmonizacija platformų kūrėjas, holistinio sveikatingumo ir personalizuotos mitybos specialistas Dovydas Lukšas. Ir šiandien noriu pasidalinti su svarbia labai žinute. Tai yra, kas yra didžiausias nuodas žmogaus, tipinio šiuolaikinio žmogaus mityboje. Ir kaip jūs manote, kas tai galėtų būti? Duodu porą sekundžių pagalvoti. Taigi, tai yra padažai. Padažai. Čia yra didžiausias trikdis, didžiausias nuodas mityboje. Ir aš jau esu dirbęs su virš 1000 žmonių, gerinant mitybą, gerinant sveikatą. Ir pastebėjau tai kaip dažniausia trikdį. Tai kas vyksta, kodėl yra padažai problema? Todėl, kad žmonės pagrinde naudoja šaltinius, kuriuose tiesiog gausu hidrintų riebalų arba susintetintų, pigių, stipriai perdirbtų aliejų, pavyzdžiui, rapsų, saulėgrąžų, sojų pupelių, žemės riešutų ir kiti aliejai, kurie yra perkaitinti. Ir jau jų struktūra yra pasikeitusi. Ten taip pat yra labai daug polinesočiųjų riebalų rūgščių, kurios yra nestabilios ir jos greitai oksiduojasi, nepalaiko, pavyzdžiui, aukštos temperatūros arba apskritai sukelia tiesiog padidėjusi laisvųjų radikalų kiekį, tai yra uždegimą, lėtinį uždegimą kūne. Ir pats, mano nuomonė, pats svarbiausias, pats blogiausias tas poveikis, tai yra mūsų organelėms, mitochondrijoms, kurios gamina ATP, kurios konvertuoja į energiją, kurios tęsia Krebso ciklą, kurios iš esmės apibendrinant yra mūsų energijos jėgainės, jos gamina energiją kūne ir jeigu jos veikia tinkamai, tai žmogaus metabolizmas, reiškia, pavyzdžiui, jautrumas insulinui, jautrumas gliukozei yra labai geras ir apskritai su energija, su metabolizmu yra viskas puikiai. Tačiau kai mitochondrijos pradeda, tarkim, susižaloja dėl aplinkos toksinų, dėl tos pačios mitybos, tada pradeda strigti metabolizmas, detoksifikacija, hormonų sistema, energija ir taip toliau. Tai turint omeny, kad padažai apskritai yra toks dalykas, ką žmogus valgo kiekvieną dieną, jisai pasidaro valgyti kažką ir deda padažą ant viršaus, kad skonio duotų. Kiti žmonės net nelabai moka skaniai pasigaminti maisto, todėl jie tą, sakykime, situaciją gelbsti su padažais. Ir vis dažnai visokiais majonezais, margarinais, tais visokiais aliejais ir taip toliau. Šitų dalykų daugiausiai yra tose padažuose. Tai ir taip pat konservantų labai daug galima rasti. Tai apskritai su padažais reikia labai atsargiai, reikia labai įvertinti situaciją, pažiūrėti, ką jūs perkat, kokie ten yra ingredientai, kokie ten yra riebalai, kokia yra produktų kokybė. Nes dažniausiai 9 iš 10 padažų rasite daug kenksmingų medžiagų. Tai ką galima daryti, kokia yra alternatyva? Aš asmeniškai kaip riebalą rekomenduočiau naudoti, pavyzdžiui, lydytą, sviestą. Jeigu ten kažkokie augalinė, labiau, pavyzdžiui, darot, labai tinka alyvuogių aliejus. Galit truputį kanapių, sėklų aliejaus naudoti, bet šiaip, jeigu kaip padažą, tai aš labai mėgstu naudoti kokosą kaip pagrindą, tai ar kokosų aliejų, ar kokosų pieną. Ir tada neužmiršti taip pat naudoti prieskonių žolelių, tai pavyzdžiui, cinamonas, kardamonas, muskato riešutas, kajeno pipiras, ciberžolė, kuminas ir žolelės, bazilikas, raudonėlis, čiobrelis, visi kiti, jie tiek daug duoda aromato, tiek daug duoda skonio, tai jau gali pakeisti visą tą skonio žaidimą. Ir atsiminkit, kuo labiau šviežesnius jūs perkat, pavyzdžiui, esu daręs eksperimentus nusipirkti ekologiškų šviežių prieskonių, susimalti juos ir tiesiog visi namai kvepia tais prieskoniais
o jeigu jau nusiperkat jau sumaltų, jau pastovėjusi, efektas netoks. Tai kai gaminam dėl skonio, tą atsiminkim, bet ir poveikis sveikatai yra daug didesnis, nes tada daugiau aktyviųjų biologiškai medžiagų ten yra. Tai vat. Principė dar siūlyčiau, galima pavyzdžiui tos, reiškia, padažus gaminti taip pat, tarkim, maišyti tahinį, sezamų, sviestą su šiek tiek, pavyzdžiui, dėti datulių. Tiesiog datulių su tahinį įdedam į blenderį, sumaišom ir gaunasi graži tokia tyrė. Ta galima įmaišyti su padažu, galima prieskonių, žolelių dar įdėti ir tada jau apšlakstyti tą maistą, sakykime, tuo skaniu padažu. Taip pat, kaip minėjau, alyvuogių aliejus labai puikiai tinka. Ir neužmirškit, kad apskritai ne visada tiek riebalų reikia padažams. Galima, pavyzdžiui, naudoti trečdalis, tarkim, eina arba ketvirtadalis kažkokių miltų, galbūt be glitimo miltų, galbūt panašiai. Tada naudojam tiesiog vandens ir dar sumaišom su kitais tais pagardais, kad sukurti padažą, ten prieskoniai, žolelės, kažkokios, pavyzdžiui, gali būti galbūt netgi avinžirniai tarkim, suplakti, su ten medumi ar panašiai, uždėti biškį aliejaus ir sumaišyti. Svarbiausia pagauti konsistenciją ir dinamiško pridėti skonio. Ir atsiminkit, kad tiesiog ingredientų kokybė duos ir skonio, ir aromato, bet ir naudos sveikatai. Tai jeigu dar kartą pasižiūrim, kad padažus dažniausiai žmonės vartoja beveik kiekvieną dieną, tai labai keičia skonio ir pasimėgavimo žaidimą maistu. Ir netgi tą sveiką maistą, jeigu, pavyzdžiui, šeimai skatinat, kad vartotų daugiau galbūt daržovių, galbūt ten kažkokių troškinių, gaminat panašiai, sveikesnių, tai atsiminkit, kad tą maistą geras, skanus, sveikas padažas gali padaryti labiau priimtiną. Tai taip galite tiesiog pripratinti savotiškai, pavyzdžiui, šeimą, maitintis sveikiau, nes paruošit gerą padažą. Tai va, šiandien bus tiek. Tikiuosi buvo naudinga. Jeigu patiko, būtinai spauskit like, pakomentuokit, koks yra jūsų mėgstamiausias sveikas padažas, ką jūs ruošiate. Ir kviečiu stebėti YouTube kanalą Bioharmonizacija. Čia rasite turinio apie holistinę mediciną, apie natūralią sveiką gyvenseną ir darną, žmogaus sveikatos darną. Tai tiek. Iki.